Viskas paprasta. Gerai, ką dabar, kokią man komandą reikia duoti? Gal reikia įsikviesti pagalbininkų? Įsikviečiam konglomeratą 3, 2, 1, kad būtų tau lengviau. Taip. Susikviečiam visus mūsų išvalytus žmonės, kurie jau sustiprėja, užsideda apsaugas visi. 3, 2, 1. Taip. Gerai, padeda tau jie dirbti, vieni saugoja, kiti padeda tau. Gerai, ką mes darom dabar, kaip mes liepiam jam tenais iššokti? Ema? Jis kažką šnabžda. Gerai, tegul aiškiai pasako žmogaus kalba. 3, 2, 1 ir lietuviškai. Šviesiai ir aiškiai. Viena žodžiai Hiša Davide. Kaip? Hiša Davide. Kiši Davidė, ką tai reiškia? Hiša Davide. Ką reiškia? Dovydo žvaigždė kažkokia. Pentagramą piešia. Jisai čia Dovydo žvaigždė tipo? Ne, jisai piešia tą penkia kampę žvaigždę piešia. Kai jisai naudoja kažkokius čia burtą kažkokį daro. Daro burtą. Arba burtas jau padarytas. Gerai, einam į tą laiką, bandom eiti, Ema, į tą laiką, kaip jinai pasigavo šitą demoną. 3, 2, 1. Per aukojimą kažkokį. Kas aukojo, ką aukojo? Kažkoks burtas daromas su jos krauju. Jie pati tarytum jį daro. Ir sako Hiša Davide. Gerai, tai sakyk, Nadežda, ką čia darai dabar? Nustūmė, atsitrauk. Tave nustūmė? Jo sako, atsitrauk. Gerai, tada einam mes į dar ankstesnį laiką. Kai buvo tik tais užuomazga kalba apie tą burtą. 3, 2, 1. Jis negalėjo kalbėti apie burtą. Čia tas laikas, kai degindavo. Tarytum jinai norėjo apsisaugoti, kad jos neįtarinėtų raganavimais. Per tą burtą įsikūnijo į ją tas demonas. Gerai, dabar tu sakyk, Nadežda. Liuciferis jinai kaip sąmoningai priėmė, kaip valdovą, jinai lenkėsi prieš jį. Dabar tu sakyk, Nadeždai, parodyk tu ją filmuką ir pasakyk, jeigu tu tai padarysi šitą burtą, pažiūrėk, kas nutiks. 3, 2, 1. Jai nesvarbu. Kodėl nesvarbu? Tai jos gyvenimas. Jinai tik nori gyventi. Gerai, aukoja negeras dabar šitas gyvenimas, kuris buvo. Labai daug prievartavimų, pažeminimų. Gerai, Ema, mes dabar tuos visus prisiminimus, prievartavimus, pažeminimus anuliuojam, ištraukiam ir į portalą. 3, 2, 1.
Iškrito Lilitė. Gerai, nusitraukia Nadežda kontraktą ir į portalą 3, 2, 1. Su vaikais. Su visais vaikais nutraukė kontraktą ir irgi į portalą 3, 2, 1. Taip. Nu ir dabar tu jai pasakyk, parodyk tą filmuką ir pasakyk, jeigu jinai padarys šitą burtą, parodyk jai, ar jinai nori gyventi tokį gyvenimą. Jinai per tai gavo labai daug valdžios kitose gyvenimuose. Bet už tai jos dabar gyvenimas eina žemyn. Tai bumerangas. Tarytum tas demonas viduje jai liepia pult ant mūsų. Ir jinai pati kaip ir nenori. Jos visa dešinė pusė paimta yra. Gerai, paklausk pas Nadeždą, ar jinai leidžia mums dirbti su jos pasąmonė? Verkia, leidžia. Ką? Leidžia, bet jinai verkia sukandus dantis. Gerai. Tai labai skauda. Gerai. Dabar mes įsakom Nadeždos vardu nutraukti kontraktą iš to demono, su tuo demonu ir į portalą 3, 2, 1. Dabar taip tarytum atsukamas filmukas atgal, tokia juosta atsisuka atgal ir tas kraujas susirenka į ją. Jinai tampa labai silpna. Bet aš manau, kad tai geriau negu priklausyti demonui. Tai taip. Nieko, pastiprinsim. Gerai, dabar kas dar su kontraktais pas Nadeždą yra? Šoka į priekį. 3, 2, 1. Yra kažkokios raganos. Iš kur tos raganos? Tarytum jos giminaitė kažkokia. Viena iš jų. Ką jos daro Nadeždai blogai? Energija pastoviai siurbia. Kai kurios jau nebegyvos yra. Gerai, jinai turi su jom kontraktus? Apskritai, žinok, čia jau vis daugėja ir daugėja tų raganų. Nadežda išreiškė savo valią ir nutraukė su visom raganom visokias sutartys. Žinomus, nežinomus, matomus, nematomus, suprantamus, nesuprantamus, visus nutraukiam. 3, 2, 1 ir į portalą. Kas vykstama? Žaibuoja. Nežinau. Tos raganos. Jos nenori mirti. Nu tai, bet Nadežda jau negali maitinti. Jos tai supranta, bet jos nenori mirti. Gerai, tai jos eina tegul savo, kur jos gali eiti. Portalą, gerai? Portalą, taip. 3, 2,
vienas. Taip. Na ir Labai keistai, dabar matau prie mažą mergaitę prie Nadios. kas ta mergaitė? Toks įdomus labai kontrastas visų pirma apie patį vaizdą, tai Nadia, vat tokia, kokia jinai yra dabar, tokiam kūne, ne? Bet jinai visiškai be šviesos. O ta mergaitė visiška absoliuti šviesa. Tai gerai, tai ta mergaitė, kas jinai, yra maža Nadia? Man atrodo. Gerai, paklausiu pas tą mergaitę, kas tu esi? Nadia. Nadia. Gerai. Dabar iš kokio to amžiaus? Kas yra amžius? Amžius tai yra kokiam kelintam gyvenime tu gyvenai. Aš visada gyvenu ir dabar gyvenu. O tai gerai, tai aš dabar nelabai suprantu. Jeigu tu matai dvi Nadieždas, vieną tamsią, kitą mažą mergaitę baltą. Jo, Nu, tai dabar paklaus tos tamsios. Kas tu esi? Nadios esybė. Nadios esybė. Kodėl tu juoda? Nes nieko nebeturiu. O tai kodėl tu prieš tos mergaitės prikibai? Nes čia aš ir esu. A, čia tu ir esi. Supratau. Ką mes darome, ma? Nežinau. Pabandom Tai tai. mergaitė 8 metai maždaug. Gerai, pabandom mes tai Nadios esybei uždegti lemputę. 3, 2, 1. Ten neišeina, nes ten lemputė tai yra pasąmonė. O pasąmonė tai ta mergaitė. A, o ta juoda yra jos kaip ir kūnai. Kažkas tokio. Mhm. Mentalas ar kažkas tokio. Supratau, gerai. Tada ką mes galim padaryti? Tu žinok, man taip viskas užtemo. Aš negaliu galvoti kažkodėl tai. Na, žinok, aš čia dabar stoviu ir aš ir nežinau, ką tai. Galim tą mergaitę pakalbinti. Nu, davai pakalbint. Aš nežinau. Tos esybės aš nenoriu kalbinti. Gerai, klaustu tos mergaitės dabar. Gal tu žinai, kodėl tavo šita esybė yra juoda? Žinok, jinai rusiškai kalba. Gerai, translatorį įsijunkim. 3, 2, 1. Sako, aš ir pati galiu kalbėti lietuviškai. Nu, tai kalbėk lietuviškai. Man rusų lengviau. Nu, mums rusų sunkiau, nes Ema iš vis nežino rusų, o aš irgi nelabai. Aš pasistengsiu papasakoti. Jinai juoda, nes jai skauda. Visas skausmas čia sudėtas gyvena. Čia tas juodumas yra visas skausmas.
visas netektis ir skausmas. Gerai, mes tada dabar šiuo metu paimam ir į portalą visas netektis, visą skausmą visose dimensijose, kišenėse, egzistencijose, timing juostose, iš visur išimam tą skausmą ir į portalą. 3, 2, 1. Taip, Nu ir kaip atrodo? ta būtybė, estatista, ne, jinai geriau atrodo. Aš matau, kad ten tiesiog, dabar aš matau jau, kad ten tiesiog yra atsiskyrę kūnai. O ta mergaitė yra pasąmonė. Ir matau, kad už viso to dar vis valasi iš visų kampų, žinai, vis dar siurbėsi į juodą skylę visas neigiamas. Gerai. Biškį nutrauksiu už tave. Pažiūrėk, kas maišo. Čia pirmą kartą taip aplamai pas mus čia labai ramus rajonas. Kas čia paleido šitos idiotus rėkt man po langais? 3, 2, 1. Aš žinok, negaliu niekur dabar žiūrėti, nes Gerai, tai kaip nors bandysiu susikaupti. aš labai stipriai susikaupiusi į šitą situaciją. Nes jeigu aš paleisiu, tai mus pradės atakuoti. Gerai. Ką man toliau daryti? Gerai, ten įsivalė tas juodumas. Tai iš tos esybės, taip, bet aš matau, kad dar vis valosi iš tų visų dimensijų, iš visur. Ką tu suvardinai, ten dar vis siurbėsi į juodą skylę. Gerai, tai mes tada pagreitinam viską. 3, 2, 1. Taip. Gerai, užsidarai portalą. Ir žiūrėk, dabar žiūrim jos tos visus kūnus. Jie visi atskiri? Ne. Tik tai jie be pasąmonės yra. Gerai, sujungiam visus jos mentalinius kūnus. 3, 2, 1. Tai jos visi kūnai yra vienoje vietoje, tik tais pasąmonė šalia stovi. Tai tada pasąmonę integruojam į mentalinius kūnus. 3. Nenori jinai. Kodėl? Nesutinka. Dėl kokios priežasties? Ar dar yra kažko tai, ko mes tenais netradom? Linksi, bet bijo. Nebijo eiti į tenais. Gerai, dabar pabandykime tada uždegti dar lemputę. Dabar tuose mentaliniuose kūnuose visuose. 3, 2, 1. Sakau, lemputė yra pasąmonė. Gerai. Lemputė užsidega iš pasąmonės. Pasąmonės šviesa. Žiūrim čakras tada. Trečią akį ir aukščiausią aš. Nesuprantu. Ta mergaitė turi aukštesnį aš, jinai kaip su pasąmonė yra, ne? Tai aukštesnysis aš yra joje. Čakras galiu matyti, bet labai neryškiai ant tų kūnų, nes jie visi permatomi. Jie visi permatomi, reiškia, jinai neturi jokių net organų tuose kūnuose. Visiškai. Gerai. Matau tokį atspalvį, bet jie kaip maistinė plėvelė, žinai? Supratau. Gerai, tada žiūrim. O ta mergaitė, jinai pilna.
Bet Gerai. tenais yra tik sausa pasąmonė ir aukštesnysis aš. Gerai, tada žiūrim. Jeigu jos yra ten tie visi tušti kūnai, be jos visokių organų, einam ieškot, kur jos yra visi organai. 3, 2, 1. Šiaip pas mergaitę organai yra, bet jinai dar užsidega 3 laboratorijos. Į laboratorijas mes neinam pačios, nusiunčiam savo ielogramas. 3, 2, 1. Kokią laboratoriją atsidūrei? Pirmoje pagal eilę. Nu ir kas tenais, ką mes ten matom? Jinai sukasi. Kas sukasi? Toj laboratorijoj. Jinai įdėta į kažkokią kapsulę ir sukasi ratu tiesiog tą kapsulę labai greitai. Gerai, sustabdom mes tą kapsulę. 3, 2, 1. Taip. Liepiam išlipti ją iš tos kapsulės. Ne, to nežinojo net. Gerai, tada kviečiam patį atsakingiausią už Nadią ir šitoj laboratorijų. 3, 2, 1. Taip. Klausiam, ką tu čia darai su Nadia? Generuoju energiją. Generuoja energiją. Taip. Jinai kontraktą turi čia su tavim kažkokį tai? Taip, turiu leidimą. Gerai, Nadia išreiškia savo valią ir anuliuoja tavo kontraktą. 3, 2, 1. Taip. Dabar sudaužom tą kapsulę, liepiam Nadiai išlipti iš tenais. Iš tos kolbos, tos kapsulės. Taip. Gerai, pasižiūrim. Aš nežinau, ją kažkaip reikia atstatyti. Jinai sukasi, supranti, jai akis užsivertusios. Gerai, kviečiam gydūnus. 3, 2, 1 šitos srities specialistus, kad sustabilizuotų. Taip. Padarė, kaip jinai dabar atrodo? Vemia. Vemia? Gerai, tegul gydūnai duoda kažkokiu tai vaistukų nuo to. Nes aš manau, jeigu tenai sukosi ištisai, tai ten vien tik nuo to sukimuose gali apsivemti. Jau tarytum, kaip jau ją tiek suko, kad jinai be sąmonė, žinai. Buvo. Nu ir kaip dabar? Skauda jai visą kūną. Gerai. Dabar šitoj laboratorijoje jos pasąmonė yra? Ne. 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 Reiškia, jos pasąmonė yra visa siela, niekas jos nepaėmė, tik tai užvaldė jos kūną. Gerai, tada žiūrim. Ką? Kažkaip taip. Gerai. Dabar žiūrim kompiuterius, užregistruotas kažkokias tai bylas su Nadios visais, ką jie čia darė. Susirandam failus. 3, 2, 1. Taip. Kas tenais užregistruota, kas ten parašyta? Visiškas kontrolės atjungimas jai. Kad jinai nekontroliuotų savęs. Visapusiškai. Gerai. Naikina Nadia savo šitos visus failus, šitos įrašus iš visur. Iš visų timing juostų ir egzistencijų kišenių ir iš visur. 3, 2, 1, kad jokių įrašų nebūtų niekur užregistruota. Aš matau tokį
kad jos antspaudus kažkur naudojo dar. Jos antspaudus, pirštų antspaudus. Jo. Gerai, žiūrim, kur naudoja. 3, 2, 1. Sarytum visur dėlioja juos, žinai, kaip pakištukus. Kažkas to. Gerai, kas tenais dėlioja tos antspaudus į priekį? 3, 2, 1. Kas atsistojo? Pilkis. Klausė tu jo, ką čia darai? Užsakymą. Kas tau davė tą užsakymą? Valdžia. Kas tavo valdžia? Kūrėjai. Katrie kūrėjai? Serijiniai. Gerai, kokią žalą čia padarai su tais spaudais? Kam jie tau reikalingi? Kad nesusektų mūsų, nes pakišam kitų antspaudus. Oi, kokie jūs čia. Gerai, mes juos į portalą 3, 2, 1 susirenka Nadia savo visus pirštų antspaudus, išvalytus, tvarkingus, tokie, kokie jos prigimtiniai. 3, 2, 1. Visus aliai vieno. Taip. Gerai. Dabar sprogdiname šitą laboratoriją. 3, 2, 1. Taip. Ir einam į kitą laboratoriją iš eilės. 3, 2, 1. Taip. Kas ten vyksta? Visas žarnynas. Atskirtas net nuo kūno, šalia padėtas. Išimtas. Jau. Dvi lovos. Vienoje jinai, o kitoje jo žarnos. Gerai, tada kviečiam atsakingą šitos laboratorijos. Nepykina. Išjunk man emocijas. Išjungiu emocijas. 3, 2, 1. Žiūrėkime, ne mes einam, mūsų hologramos. Aš suprantu, bet aš pykštu. Gerai, dabar išjungtas emocijas. Pati žiaukčiai. 3, 2, 1. Ir kviečiam atsakingą dėl šitų dalykų šitoj laboratorijoje dėl Nadios. 3, 2, 1. Patį bosą. Klausiam, ką tu čia darai su Nadia? Skrodimą. Kodėl tu jai darai čia tą skrodimą, dėl kokios priežasties, ką tyrėt? Žarnyno sandarą, rūgštingumą. Virškinimo sistemos visus skysčius. Gerai, tu turi leidimą tai daryti? Turiu. Gerai, Nadia išreiškė savo valią ir nutraukė šitą leidimą su ja taip daryti. 3, 2, 1. Portalą. Ir visus tenais į portalą nuo mūsų, kad nesimaišytų. 3, 2, 1. Kviečiam gydūnus, susitvarkom tą žarną, susidedam atgal taip, kaip turi būti iš prigimties fiziologiniui kūnui. Taip. Gerai, pasižiūrim ten irgi failus, knygas, kur užregistruota leidimą su ja tai daryti, visa knygutė sirgimo. 3, 2, 1.
Tarytum jinai tiesiog pasirašė. Kas ją privertė pasirašyti, nes nemanau, kad pasirašys žmogus, kad išimtų jam žarnas. Per kažkokį skausmą. Mes tokia išim skausmą. Gerai, Eimutė, nelabai turim laiko, daug turim padaryti čia su ją. Gerai, mes sunaikinam visus failus, visus kompiuterius ir visas knygas apie Nadią. 3, 2, 1 iš visų timing juostų, kišenių, dimensijų ir egzistencijų. 3, 2, 1. Taip. Ką ten Gidūnai padarė su jo žarnynu? Suoperavo į vidų. Sutvarkė? Jo. Gerai. Sprogdiname ir šitą laboratoriją. 3, 2, 1 ir einam į 3. Taip. Kas ten? Žinau, bet jos oda tokia žalsva. Gerai, kviečiam. Dabar mes irgi patys. Hibridas kažkoks iš jos padarytas. Kviečiamės patį atsakingiausią, patį bosą. 3, 2, 1. Taip. Klausiam, ką tu čia darai su Nadia? Jis ir pats toks hibridinis biški. Hibridinis, ane? Jo. Ką jis daro su Nadia? Klonuoja ir bando išvystyti hibridą su žmogiškosios prigimties genu. Klonuoja. Tinkamas žodis. Gerai, kiek klonų yra iš jos padaryta? 19. Kiek yra jau gyvų? 19. Gerai. Su kieno pasąmonės pas tos klonus? Jie sintetiniai. Kaip? Sintetinės. Ai, sintetinės. Tai jie visai tušti ir durni. Viskas. Jeigu yra, ne jeigu, o yra leidimas, Nadia nutraukė leidimą iš jos daryti klonus ir jinai atsisako šito kontrakto. 3, 2, 1 ir į portalą su visais klonais. Taip. Viską čia irgi susirandam, tuos visus išmetam į portalą. 3, 2, 1, kas stebi mus. Taip. Ir dabar ieškom vėl failų, registracijų ir viso kito. Kas ten parašyta? 3, 2, 1. Klonuoti. Tiesiog klonavimas. Gerai. Ir bandymai visokie išvesti naujas veislės. Gerai, tada mes sprogdinam šitą visą ir failus ir visą tą laboratoriją. 3, 2, 1. Į portalą. Taip. Grįžtam į saugią vietą. 3, 2, 1. Taip. Ir kaip atrodo dabar Nadios kūnai? Jie labai, labai pavargus. Tai aš manau. Ir žinok, aš irgi labai pavargau. Pavargai, ne? Tai gerai, tai užšaldyk šitą situaciją. Taip. Ir tada grįšim vėliau tai ne, bet rytoj.
Gerai. Gerai, o fiziniam plane, kaip Nadia jaučiasi dabar? Pavargus. Gerai tada. Gerai, apsižiūrim, Ema, save, pažiūrėk, kas man į sprandą čia įkalė. Tas hibridinis man išlenda. Kas taip? Tas hibridinis išlenda. Kertamės jam per tuos nagus ir į portalą. 3, 2, 1. Ką ten įkalė jisai? Su nagais laikė tiesiog. Ir Gerai. kažkokia įtampa dar. Gerai, išvalom, paleidžiam uraganą per mano visą kūną. 3, 2, 1 per mano visus namus iš mažiausių skilučių. Jeigu kas čia peršoko, įkrito, nukrito Taip. į portalą, pas save irgi tą patį padarai, per kūną, per namus. Nepaliekam nei vienos dulkelės. Taip. Pasižiūrėk, kiek energijos turi. 63. Kur kita tavo energija? Šitoj hipnozėj. Šitoj hipnozėj. Gerai, atsiėmė savo energiją išvalytą. 3, 2, 1. Taip. Gerai, kiek aš turiu energijos? 79. Kur kita energija? Irgi čia. Gerai, atsiimu, išsivalus, persifiltravus. 3, 2, 1. Gerai, ir grįžtam į čia, iš kur aš dabar su tavim kalbu. Laimingos, sveikos, turtingos ir mylimos grįžtam čia. 3, 2, 1. Paimk mane už rankos. Tu žinok, ir pati nori išeiti jau. O ne, pavargau turbūt ir aš.